Sveiki! Šiandien gaminsim jūros gėrybių sriubą. Mums prireiks 1 stiklinės rudųjų ryžių. Verdam juos atskirai. Mums reikia žuvies sultinio. Tam, kad sriuba būtų natūralesnė, išveriam lašišos galvą. Nepamirštam pašalinti akis ir žiaunas. Žuvį reikia virti maždaug 25 minutės. Dabar mums prireiks pusę čili pipiro ir 1 česnaką. Apkepam. Dabar tai reikės sumalti. Įpilam maždaug 2 šaukštus alyvuogių aliejaus. Išspaudžiam šiek tiek citrinos. Dabar apkepam maždaug 300 gramų pievagrybių. Dabar ištraukiam mūsų lašišą. Nepamirškite ištraukti visas žuvies liekanas iš sultinio. Į pievagrybius įdedam svogūnų. Dabar į mūsų sultinį įpilam 400 ml kokosų pieno. Tik nedėkit jo į šaldytuvą, nes gausis tokia masė. Išpilam mūsų pagamintą padažą. Ir įdedam maždaug pusę kilogramo jūros gėrybių. Įdedam mūsų pievagrybius. Ir pagardinam imbieru ir druska pagal skonį. Įdedam ryžius. Viską verdam maždaug 15 minučių. Tie, kas riboja savo angliavandenių kiekį, galit gaminti be ryžių.